Labą dieną, brangieji. Po paskutinių įvykių su Tapinu žiūriu, kad su mūsų demokratija, kaip sakant, teisingumo mes nepasieksim. Ir, kaip sakant, nei Tapino, nei dabartinės valdžios mes nesustabdysim. Ir mažai tikėtina, kad su rinkimais kažkas pavyks. Kai taip masiškai yra nepriklausomi kandidatai, tiesiog, susidorojama su jais ir paskleidžiama dezinformacija ir visa kita. Užsiundama ten visokių tų, kaip sakė, nesveikų žmonių, nors ten patikrinus anketas, tai didžiąją dalim iš vis ten klausimas, ar ten žmonės, ar dirbtinis intelektas. Tai nelabai reikia kreipti dėmesį į ten tuos nesveikus komentatorius. Bet problema vis tiek yra didžiulė. Tapinas mėgaujosi karu Ukrainoje ir viso mūsų nelaimėm renka pinigus ir iš to gyvena. Tai visi tą matom ir kursto nesantaiką ne tik tarp mūsų, bet ir tarp mūsų Lietuvoje gyvenančių kitų tautybių žmonių. Tai nuoširdžiai visus kviečiu: rusus, baltarusius, ukrainiečius, Lenkus, visus žmonės, kuriuos žemina Tapinas, niekina, kaip ir konservatoriai, liberalai, laisviečiai, skvernelistai vardan Lietuvos, kurie pasisako už vienalytes sąjungas, ten, kaip sakant, ir propaguoja vienalyčius santykius, ne tik lovai, bet ir visuomeniai. Tai kviečiu nebetylėti ir iš vis veikti. Tai penktadienį bus paskutiniai debatai Lukiškių kalėjime buvusiam. Kiek prisimenate, 8 val. Ten susirinks visos partijos, lyderiai visų partijų ir tikriausiai didžiąją dalim pagrindiniai partijų veikėjai, tie, kurie nuvarė mūsų Lietuvą, išpardavė, išniekino ir dar sukėlė mum karo grėsmę didžiulę. Dar kartelį pasikartosiu tiem neišprususiam, nesusivokiančiam žmonėm. Bet koks rėmimo karas yra karo skatinimas, ir jeigu galvoja, kad taip sustabdys Rusiją ar kitas didžiasias valstybės nuo karo, remdami karą, tai jie labai klysta. Ir mes esam tokioj nepavydėtinai padėty, kad bet koks karo rėmimas turi būti sustabdytas nedelsant, jeigu mes patys norim išlikti kaip tauta, valstybė, žmonės gyventis šiuose žemėse gyvi. Ta visi matom, viską suprantam, tik tie žmonės, kurie nesusivokia, ar moteris ar vyrai yra, nelabai susigaudo. Šiaip tai labai liūdna matyti, kaip yra išplautas smegenis tiem žmonėm. Tai grįžtu prie esmės. Tai visus kviečiu, ne tik kitataučius, kuriuos engia, dergiasi, žemina Tapinas, konservatoriai, liberalai, laisviečiai ir visi kiti. Kviečiu ir visus mūsų Lietuvos žmonės atvykti penktadienį į Lukiškių kalėjimą, kur vyks debatai, paskutiniai debatai 8 val. Vakare. Ir kviečiu atsivežti, beisbolo lazdas, šakes, dalgius, žodžiu, tai, ką turit namuose, ką galima panaudoti, jau, kaip sakant, susidorojimui, tiesioginiam. Nes kito kelio, kaip aš matau, mes nebeturim. Ir kadangi policijos pareigūnai mūsų masiškai buvo atleidžiami per šitas 4 metus, šitie debatai nebus saugomi jokių pareigūnų. Ir kviečiu visus pareigūnus, policijos palikti aprangas savo darbines namuose ir patiem ateiti. Taip pat kviečiu ir visus medikus, visus mokytojus, visus valstybės tarnautojus, kurie jau pavargo nuo tokių darbo sąlygų, nuo tokio nenormalaus krūvio. Taip pat kviečiu ir
paprastus žmonės dirbančius fabrikuose nesveikom sąlygom ir nesveikais krūviais bei nesveikom darbo valandom. Taip pat kviečiu smulkiosius verslininkus, dirbančius pagal individualias veiklas, kurie vos tik išgyvena, kaip ir smulkusis verslas, vos merdėja. Dėl sąmoningai padarytų mūsų valdžioje sprendimų juos sužlugdyti ir suvaryti fabrikus, kad didysis verslas, magnatai mūsų, ne tik mūsų, bet ir atėję iš investicijas iš užsienio bujotų. Tai kviečiu visus prisijungti, atvykti ir tikrai pasiimti. Dar prieš tai užsuksim pas Tapiną, į Laisvės TV pažiūrėsim, kaip langai dužta. Ir gal žinot Tapino automobilį, su kokiu automobiliu važiuoja. Kad dar išvažiuodami iš Vilniaus paliktume fejerverką Vilniui. Tai, ką žinot, duokit man žinoti. Ir mes pasiaiškinsim, kaip senais gerais laikais. Nes kiek matom, demokratija mūsų neveikia šitais valstybei, mes jau nebegalim pasakyti savo pozicijas, nebegalim pasakyti savo kitokios nuomonės. Ir pagal tai, koks vyksta susidorojimas, tai tik Tapinas mūsų gali tarti žodį. Ne, Tapinai, negali, žinok, jau tiek pridarėjai skriaudos mūsų tautai, valstybei, žmonėm ir mūsų kaimynam kitų valstybių, kad tau kalėjimas iki galvos 100%. O tuos išplautus pinigus, praloštus, pragertus reikia žmonėm gražinti. Reikės žmonėm gražinti. Tik tiek šiam kartui apie debatus ir, kaip sakom, paskutinės tas dienas. Labai dar kviečiu žmonės neiti balsuoti iš ankstiniam balsavime. Kiek man teko bendrauti su komisijų pirmininkais ir komisijoje dirbančiais žmonėmis, tai pagrindinis daugiausia klastojančių biuletenių yra iš ankstinio balsavimo ir balsavimo namuose. Kodėl? Nes tai vyksta daug anksčiau negu yra pagrindinė diena ir biuleteniai paliekami, kaip sakant, ne vieną dieną vieni. Ir ten, kas nori, ne kas nori, bet kas žino, kas turi prieigą, prieina ir padaro savo tam tikrus, kaip sakant, pokyčius tuose biuletenėse. Tai labai kviečiu žmonės nepasiduoti tai madai, kur net prezidentas rodo tokį negražų pavyzdį. Tai negražiai prezidentas čia elgėsi, jisai puikiai žino, kas vyksta, žino tą sistemą. Tai aš suprantu, ko jisai ten šiandieną lieka pats pirmas. Tai tikrai nepasiduokit ir nuoširdžiai žmonės ateikit į rinkimus, nes tai gali būti paskutiniai mūsų rinkimai. Paskutiniai mūsų tokie rinkimai. Jeigu žmonės nuspręs, kad dabartiniai esančiai valdžiai galima toliau tęsti darbą, tai bus, tiesiog karas ir mūsų sunaikinimas galutinis. Tai kad to nebūtų, kviečiu rinkti žmonės, kurie nepriklauso šitai visai grupuotėjai, tai yra konservatoriam, liberalam, laisviečiam, vardan Lietuvos visai šitai hebrai. Ir kitiem partijos atstovam, kurie kartu su jais yra, kurie už vienalytę santuoką. Šiaip tai užtenka paklausti, ar jis yra už tą partnerystės įstatymą ar ne. Ir viskas aišku. Tai aš ir mūsų sąrašas Tautos ir Teisingumo sąjungos centristai tautininkai pasisakom prieš kategoriškai. Aš pati atstovauju Šiaulių Saulės apygardą. Aušros apygardą atstovauja mūsų Stasys Tumėnas, kuris lygiai kaip ir aš, mes esam nepriklausomi, nors ir esam sąrašuose tam tikrų partijų. Ir mes kategoriškai pasisakom prieš, kaip ir anksčiau minėjau, aš neplanuoju, nefantazuoju apie šių rinkimų laimėjimą, nes žinant kokia sistema,
kaip vykdomi organizuojami rinkimai ir koks nusistatymas yra žmonių ir nusivylimas, tai mažai tikėtina, maža galimybė, kad aš laimėsiu šitos rinkimus. Ir tuo pačiu žmonės patys turi nuspręsti, ar jie balsuoja už žmonės reklamose, ar žmonės, kurie jau padarė miestui nemažai. Kaip žinot, Šiauliuose aš jau tikrai šiauliečiai žino, kiek esu padariusi, tiek onkologijai dirbdama radioterapijos skyriui, tiek dirbdama su švarinimosi akcija Darom, kur 3 metus rinkom šiukšles, visas miestas. Be galo daug žmonių prisijungė, be galo nuoširdžių, buvo sutvarkyta labai daug netvarkytų ilgus metus viešų šiukšlynų jau padarytų. Ir po tų 3 Darom akcijų to tvarkymosi labai daug tų šiukšlynų ir nebesusikūrė, kaip sakant, liko švarios tas vietas. Labai liūdna ir gaila, kad sutaupyti pinigai Šiaulių miesto biudžeto per šitas akcijas, kurios buvo ne vienas 10 000 eurų, jie buvo pasisavinti Domo Griškevičiaus ir dabartinio Visocko mero. Ir panaudoti visai kitiems reikalams, net asmeniniam. Tai dėl to aš nebetęsiu Darom akcijų Šiaulių mieste, kai tą sužinojau, ir nutraukiau bet kokius ryšius su mūsų miesto meru ir su visais žmonėm, kas susijęs su tuo. Toliau daug kas mane žino iš Vandenlenčių parko Fokspoto, kuriame labai daug dirbau, kur su žmonių pagalba rinkau pinigus ir mes kartu visi statėm tą labai gražų namelį pastatytą, gal netobulą, bet tikrai nuostabų ir visiems jaukų. Mano tikslas buvo sukurti tokią vietą, kad žmonės galėtų mūsų mieste, kad galėtų ateiti ir atsipalaiduoti, atsigauti. Ir man tas puikiai pavyko. Jame dirbdama labai daug organizavau įvairiausių renginių, kas susiję su beglobiais augintiniais, sergančiais vaikais, įvairiausių labdaros renginių jiem. Taip pat organizavau daug įvairiausių, ne tik sporto renginių mūsų Vandenlenčių, bet ir koncertų. Buvo erdvė, mano erdvė sukurta buvo pagrindę naujiem atlikėjam, galėjo pasirodyti, išreikšti save. Visi, kas norėjo, su manim bendradarbiavo, labai daug žmonių, matydami mano darbą, daug prisidėjo prie viso to grožio kūrimo. Kodėl aš išėjau? Aš išėjau dėl didžiulių mokesčių, nesveikų didžiulių mokesčių ir mano groboniškų kolegų akcininkų, kurie norėjo, kad žmonėm mokėčiau atlyginimus vokelėse, kaip ir man jie norėjo mokėti atlyginimus vokelėse, norėjo, kad žmonės girdyčiau alkoholiu pigiu maistu maitinčiau. Aš to atsisakiau daryti. Ir kadangi jie nesutiko palikti manęs vienos ten, o aš nesutikau nupirkti jų dalių už kosminę jų iškeltas kainas, aš tiesiog išėjau ir palikau. Aišku, po mano išėjimo pasipylė melai, šantažai, visokie melai, neva aš ištaškiau pinigus ir visa kita, kas neturi realaus nei faktinio, nei jokio pagrindo. Kaip tik man labai skaudu, kad už tos pinigus, kuriuos žmonės pirkdavo paslaugas, pirkdavo įvairius, įvairių maistą ar ten gėrimus, kuriuos kaupiau pinigus, aš investavau viską į ten. Ir kas prisimenat čiuožyklą, buvau žiemą padariusi čiuožyklą, mes vasarą maudytavomės, plaukiodavome ant vandens, o žiemą čiuožyklą. Buvau supirkusi labai daug pačiūžų ir šiaip amunicijos žiemai dirbti. Ir man išėjus viskas pasibaigė, o mano sukauptas turtas buvo tiesiog išparduotas ir pasisavintas. Tai žmonės labai daug dalykų nežino ir likę ten žmonės dirbti, akcininkai, mano buvę, kuriuos aš palikau, nepaimdama nei vieną centą,
iš ten, kur įdėjau labai daug savo lėšų, savo asmeninių lėšų, kurių neatsiėmiau. Ir šitie žmonės, kol dirbo tas 4 metus, tiesiog mane šmeižė ir niekino. Tai pasiekmes jiems buvo liūdnos, labai liūdnos, jie buvo tiesiog išneždinti iš ten, išvaryti, nes jie tą patį tęsė darbą, nemokėjo mokesčių ne tik savivaldybei, valstybei, bet ir žmonėm nemokėjo. Tai dėl to jie buvo iškraustyti. Va, ir toliau, tai tiek apie šitą. Tai žmonės, aš tikiuosi, prisimins mano tos darbus, nes tik kai man atėjus, ta vieta įgavo prasme. Ir dėka mano darbų šiandieną mes prie Geležinės lapės turim tiek daug gražios erdvės. Tai šiaip tai labai liūdna, kad dauguma žmonių, ne tik pamiršo, bet kažkaip tai nevertina žmonių, kurie jau padarė anksčiau tų darbų. Ir matydama tai, iškyla klausimų ir tikrai aš noriu eiti ir atstovauti Šiaulių miesto žmonės ir daryti dar didesnių gerų darbų mūsų miestui. Bet paliksiu žmonėms spręsti. Dar kiti mane žino iš netradicinės medicinos ir dvasingumo srities, kur tikrai labai daug dirbau šitoj srityje, ne tik Šiauliuose, bet ir visoje Lietuvoje. Šitas sritis yra be galo svarbi mūsų gyvenime, ne tik tradicinė medicina, bet ir netradicinė, kuri šiai dienai iš tikrųjų pasiekusi truputį ne tą lygį ir ne į tą pusę nuėjusi, labai daug kas yra daroma vien tik dėl pinigų. Mažai yra kontrolės, mažai yra kokybės. Tai dar viena priežastis, dėl ko aš keliu rimtus labai klausimus ir einu į politiką. Nes viskas susiję ir tai, kas vyksta mūsų valdžioje, kokie priimami sprendimai, labai daug kas žmonių to naudojasi. Naudojasi žmonių sergamumu, naudojasi bloga finansinė padėtim, naudojasi žmonių emocinė, psichologinė prasta būsena, taip pat naudojasi žmonių nuovargiu. Ko pasekoje labai lengva žmogų tada manipuliuoti, gąsdinti, apgaudinėti. Tai pirma, kad mes pereitume į kitą lygį mūsų sąmoningumo, sveikatos atžvilgių, mūsų finansinės, materialios gerovės. Mes pirmą turim susitvarkyti su tais, kurie mūsų žlugdo iš pačių aukščiausių lygmenų. Ir šitie žmonės, kur dabar mūsų valdžioje yra, jie nebeturi likti, o už padarytą žalą ir skriaudą mūsų tautai, valstybei, kultūrai ir kalbai, jie turi prisimti atsakomybę. Ir aš labai tikiuosi, kad bus žmonės sąmoningi ir rinksi žmonės, kurie neturi nieko bendro su šitai žmonėm dabar esančiais valdžioje. Ir nuoširdžiai labai prašau žmonių būti aktyviem, nenurašykit kitų žmonių, naujų ateinančių į politiką, kurie eina kryžių kelius. Kaip matos, vyksta susidorojimas nenormalus, ypatingai su drąsiais, kitokį požiūrį turinčiai žmonėm, kurie atstovauja iš tikrųjų mūsų tautą, mūsų vertybės, mūsų kultūrą, kalbą. Šiaip tai per visą šitą rinkiminę kampaniją, kiek teko man dalyvauti, tikrai labai daug buvo tokių momentų, kad norėjau atsiimti dokumentus ir nebenorėjau toliau tęsti šito politinio viso marazmo. Dėl ko? Dėl to, kad ir žmonės labai lengvai viską nurašo ant visko dėl kelių žmonių ir vietoj to, kad tos žmonės ateitų, kaip sakant, ir papurtytų, tai tiesiog nekaltus žmonės skriaudžia. Ir tokios neapykantos bangos, kokią patyriau aš ir mūsų kolegos nauji dėl dabar esančios valdžios, tiesiog yra neadekvati ir nelabai suvokiama.
Ir patys žmonės turi domėtis, tarkim, kas iš debatų buvo, kiek buvo debatai renkami, tai labai mažas susidomėjimas. Kituose miestuose pakankamai daugiau, nes buvo viešinama daugiau. Šiauliuose tai nebuvo viešinama, šiaip labai įdomu. Nu, ne to, kad įdomu, tiesiog aiški taktika yra daryti viską, kad žmonės kuo mažiau sužinotų apie naujus žmonės. Ir visi, tarkim, plakatai, kas su visa informacija apie debatus, kurių te buvo keli mieste, jie buvo tie patys nuplėšti mūsų Šiaulių kultūros centro darbuotojų pagal Visocko įsakymą, kuris besąlygiškai palaiko Antaną Sireiką ir Domą Griškevičių. Tai vyksta žiaurus susidorojimas, mano visi plakatai buvo nuplėšti, nors jų nedaug aš ten mieste pakabinau, nes nėra kur jų tiesiog kabinti. Ir galimybių tokių, kad ten išsikabinti reklaminius stendus tikrai neturėjau ir aš apskritai esu prieš tokius dalykus. Mes ne kažkokie reklaminės dėžutės, reklaminės etiketės, kad iš mūsų šaipytųsi, juoktųsi, ar tuo labiau vien iš reklamos mus rinktų. Tai kad ir turėčiau pinigų, aš to nedaryčiau, nematau tam prasmės. Ir labai taip, tiesiog liūdna važiuoti mieste ir vietoj reklamų realių matyti politikus save reklamuojančius, lyg mes būtume kažkokie asilai ir negalėtume realiai pasidomėti mūsų kandidatuojančiai žmonėmis. Tai kažkaip aš kitaip visą tai žiūriu. Apskritai ta politinė kompanija pas mane, jinai tiek, kiek vyko daugiau socialinėje erdvėje, kiek stengiausi gyvai susitikti, organizavau susitikimus ir juos atėjo žmonių, kas įdomu, atėjo žmonių labai rimtų. Ir tikrai mes tokių įdomių dalykų padiskutavom, pabendravom, daug žmonių išsakė, daug rimtų problemų, kas vyksta mūsų mieste. Tai aš jam labai labai dėkoju. Ir aišku, lyginant mano galimybę su jau esančiais kandidatais, kurie dabar yra Seime, nelyginami, tiesiog nelyginami. Taip pat ir patirtis. Aš pirmą kartą dalyvauju Seimo rinkimuose, daug dalykų, kas vyksta Seime, nežinau, nes nesu buvusi. Ir tikrai daug, kaip sakant, kaip ir naujas sritis, daug kas yra nežinoma, bet ir nemažai ką žinau, nes teko labai daug dirbti su valstybinėm institucijom, susidurti su realiom problemom, su tom, kuriom susiduria kiekvienas žmogus. Labai liūdna yra, kad mūsų valstybinės institucijos yra labai suspaustos, krūviai didžiuliai, atlyginimai maži. Tiesiog kai kuriuose srityse žmonės nepajėgus aptarnauti kokybiškai. Kitas dalykas, nusistatymas jau valstybinės institucijose perėjo iš vyriausybės, tas žeminimas, niekinimas žmonių. Ir jeigu realiai tu neturi užnugarę, neturi kažkokių pažįstamų valdžioje, jeigu tu nesi turtingas ir žinomas, žymybė kažkokio teisingumo, kažkokios problemos išsprendimo praktiškai neįmanoma. Aš pati asmeniškai su tuo susidūriau, tai yra daug dalykų per kelis šitos metus pamačiau ir tiesiog pražilau pamačius, kas vyksta. Ir nenuostabu, kad žmonės yra tiek nusivylę viskuo ir nepatenkinti. Tai dar tų priežasčių yra labai daug, dėl ko aš einu į Seimą. Ir šitas mano bandymas, manyčiau, visai gal neblogas. Lyginus su mano prieš tai bandymais. Ir mano išsikeltas tikslas buvo šitų rinkimų sudalyvauti debatuose. Ką aš padariau maksimaliai, kiek galėjau, ne tik savo pačiuose debatuose sudalyvau, bet ir sudalyvau kitų mūsų tiek Šiaulių miesto, tiek Šiaulių rajone ir apskrityje vykstančiose debatuose, nes man labai svarbu
kas atstovaus mūsų regioną Seime ir kaip spręs problemas ir kiek yra ne tik čia žiniom, bet kiek drąsus yra pakovoti, kiek yra drąsus pakovoti. Čia mes turim žiūrėti, kiek yra žmogus drąsus atstovauti savo miestą ir biškutį naglas, va, nes ten su gėriu, su šypsena labai daug ko nepadarysi. Va, nes yra tikrai tokių grobuoniškų, negražių, kaip tokių nesąžiningų, nekultūringų, aferiūgų, kaip vardan Lietuva, laisviečiai, konservatoriai, liberalai. Fui, kokie bjaurūs, aš negaliu, liberalai jau. Aišku, pažįstu keletą žmonių esančių liberalų partijai, tokių visai neblogų, bet jie patys nežino, kurie yra tie jauni žmonės. Tai aš tikiuosi, kad jie ilgainiui pasitrauks iš to. Tai tikrai konkurencija yra didžiulė ir šiaip mano manymu yra per didelė, neturėtų tiek būti. Ir tarkim, vakar buvo paskutinis ten susitikimas mūsų kandidatų, ten organizavo nevyriausybinė organizacija, tokia Šiaulių mūsų, čia prie bažnyčios, tam pastate bažnyčios. Tai buvo įdomi ta diskusija, tai iš karto pačios pradžios diskusijai įvyko toksai gan konfliktas, akibrokštas iš vardan Lietuvos Rimos Baškienės, arogantiškos, kaip aš vadau, sakau jau, ne tik arogantiškos, bet tokios gyvatės, kuri žiūri tave akis ir meluoja. Va, akibrokštas, jinai atsisakė dalyvauti diskusijoje dėl Vaitkaus kandidato, kad yra susireikšminimo žiauri, nes tai aš pridėjau ir ją išvariau. Visą tą žodžio prasme išvariau, ne tik iš tos diskusijos, bet ir iš apskritai. Aš nenoriu tokio žmogus Seime matyti, kur 20 metų, aferiuga, tiek prasukusi babkių, tiek aferų prasukusi, dar vis sėdi ir dar eina. Va, tai Rima Baškienė, tai viena iš tų mūsų Šiaulių apskrities gėda yra, kuri parsidavus yra su visais ir dirba su tais, kurie didesnius kyšius duoda. Va. Tai aš tikiuosi, kad ta ponia niekada gyvenime į Seimą nebepaklius ir apskritai iš politikos bus išmesta kaip musė iš barščių. Ir apie jos darbelius dar aš pakalbėsiu ir apie vardan Lietuvos, kokios aferos yra jų daromas ir kaip susidaroja su nepalankiais jiem kandidatais, su pramoninku ir Visocko pagalba. Tai dar truputį apie tą diskusiją vakar, tai įdomu buvo, nei vienas žmogus neatėjo iš pašalies, jie neva filmavo ir jie skaitė kaip kažkokį projektą, kuris buvo gautas irgi finansuotas buvo. Tai trūksta žodžio, nevyriausybininkai va taip įsisavina pinigus, ne va taip padaro kažkokį darbą, paviešina, svarbu internete įdeda, o kad realiai jo nebuvo, tai niekam čia neįdomu. Šiaip beprasmė buvo ten diskusija apie nieką ir nei pasisakyti, nei ką liberalam buvo iš anksto pateikti klausimai, kurie atėjo pasiruošę, kaip ir kiti ten kandidatai į Seimą. Tai aš vos ten išlaukiau pabaigos, va, ir kaip sakant, išėjau, net nesisveikinu su tokiom aferiugom. Tai va, taip yra plaunami mūsų pinigai, tai aš esu prieš visas tas nevyriausybinės organizacijos, kurių yra privisusių 9 galybės. Ir kuriuos masiškai finansuoja dabartinė valdžia ir juos, kaip sakant, valdo, maitina ir valdo. Tai yra dar vienas būdas, kaip galima sutaupyti mūsų biudžetą ir šitas lėšas paskirstyti mūsų mokytojam, mūsų vadovėliam, mūsų vaikam, mūsų medikam, mūsų medicinos paslaugom, mūsų vidaus reikalam, mūsų socialiniam paslaugom, mūsų smulkiajam verslui ugdyti, patiems kurti paslaugas, teisinę visą bazę atkurti
Niekam nepaslaptis, kad šiandieną teisėjai yra žemiausio lygio advokatai kokie. Turime iš Saulės apygardai kandidatą advokatą. Tai apsaugok viešpatį, žmogus žino, kaip sakant, įstatymą nuo A iki Z, bet žmogiškumo, kultūros, pagarbos kitiem vyresniem žmonėm nulis absoliučiai ar kitai nuomoniai. Tai aš tokių advokatų nevertinu ir apskritai man advokatai, visi teisininkai yra tik tie patys lobistai ir vagys, kurie naudojasi tiesiog žmonių padėtim dėl sukurtos teisinės sistemos, kur negalėtų gauti normalios teisinės konsultacijos už normalią kainą, kosminiai ten pinigai. Tai daug dalykų yra mūsų valstybėje, kur pasiektas toks lygis, kad klausimas, ar mums reikalinga, ar mes dar išlaikom tą valstybę, ar visgi ją sunaikinam. Tai nes visas tas privatus sektorius, kokio masto yra ir kokio valstybinio sektoriaus, tai arba visas turi būti valstybinis, arba visas privato atiduotas ir realiai sumažintas, ne valstybinių institucijų, bet visokių įmonėlių, visokių sukurtų tarybų, tarnybų ir visa kita, kurios neteikia funkciją, arba perimta normaliai savo rankas, kaip sakant, valstybinės. Tai daug dalykų yra. Tai aš nesu prieš privatų sektorių, jisai turi būti, turi vykti, turi teikti paslaugas, bet valstybė mūsų irgi turi teikti paslaugas. Ir turi būti 50, kaip minimum 50 arba 70% paslaugų visų teikiama valstybės ir 30% privataus sektoriaus. Tai čia dar daug dalykų yra, ką daryti, ką keisti, kur tobulėti, augti. Kultūra mūsų yra labai prasta, su tokiais Tapino pavyzdžiais ar laisviečių liberalų pavyzdžiais. Labai įdomus laisviečių šūkis mažinti smurtą ir patyčias, kaip patys atvirai tyčiojasi iš visur ir iš bet ko. Tai įdomi jų reklaminė ten ta reklama politinė ir šiaip pažiūrėjus laisviečių reklamą, tai galima pagalvoti, kad jau mes gyvenom iš to, kaip tam filme Bado žaidynės, žinot, man grinai, tai pasižiūri Bado žaidynės, iškart siaubas apima. Tai aš tikiuosi, kad šitų žmonių nebeliks. Mūsų Seime, kaip ir nebeliks konservatorių, didžiosios dalies liberalų, vardan Lietuvos, šitų, kurie mūsų pardavė, pasistengė įgnyti, išparceliuoti ir, kaip sakant, dalį savo pasimti. Tai daug ten dalykų yra, žmonės mato, jaučiamės kasdien ir mes turim tam sustabdyti. Šiai dienai po kol kas dar turim galimybę demokratiškai rinkimus. O kaip bus po rinkimų, tai rinkimai parodys, kiek iš tikrųjų žmonės pasiruošę dar, kaip sakant, kovoti už mūsų valstybę, už mūsų kultūrą, tautą ir kiek jau yra pasidavę. Va. Tai tiek jums ir ačiū jums uždėmesio ir geros dienos ir gero pasirinkimo. Tai tiek. Ir susitinkam penktadienį visi Lukiškių kalėjime. Primenu, atsivežkit viską, ką turit. Nes mažu gali būti, ten žūtbūtinis mūšis. Iki.